Viskas, palikau savo viešbutį, palikau savo kempingą, važiuoju link viešbučio. Aleliuja, nu načurtų. Arasme, vokiečiai paleido savo vaiką ganytis į pievas, nes matyt užkniso, kad jisai atsikėlė ir tas atėjęs prie mano palapinės ėmė staukt. Belgas ėmė kriokt. Aš nesuprantu, kas negerai su žmonėm, kodėl jie čiaudėti negali kaip žmonės, ne kaip arklys. Čia! Jėzau Marija, kažkoks gyvulių tvartas, o ne kempingas. Tai tokios nuotaikos pradedu savo dieną ir apskritai žiauriai blogai miegau, nes supratau, šiaip naktį viskas buvo tylu ramu, bet ant tiek negalėjau užmigti, tiesiog guliu ir akys stačios. Pirmą kartą realiai šitoj kelioniai ant tiek blogai. Nu, tipo, anksčiau būdavo ten, kad, tarkim, pažadina anksti arba negali užmigti ilgai, nes ten koks tūsas vyksta. Bet dabar realiai visi nuėjo miegot labai tvarkingai, galvojau, nu galėsiu išsimiegot. Ir ne velnio, guliu, akys stačios, visa. Nope, nemiegosiu. Ir taip, visą naktį kažką truputį pasapnuoju, kažką vėl atsibundu, pasižiūriu į laikrodį, toks, whatever. Tai žodžiu, šiaušiu, dangus, kaip matot, grasinantis lietumi ir visu kuo, vėjas didžiulis, tikiuosi man nebus jisai iš prieka, greičiausiai bus tokia jau ta taisyklė kažkokia ten, Merfio dėsnis, va. Žodžiu, mažiau kalbų, daugiau darbų. Štat va, ko nepaminėjau, pradedu dieną ypatingai anksti. Kaip, čia kaip savo, ypatingai anksti. 8 ryto maždaug pradedu. Tai kadangi vakar pradėjau 10, tai jau laikau, kad čia yra gan anksti. Tai bent vienas pliusas viso šito marazmo, nes viešbutyje čekinas prasideda 2 valandą, man iki jo apie 100 kilo. Tai būtų gerai kažkur 2-3 ir atvažiuoti. Nes čekinas užsidaro 6 valandą, kaip ir kempinge, nesupratau bairę. O tai jeigu aš atvažiuoju 6:30, tai ką, į viešbutį nebeįleis? Labai įdomu, bet gal nebandysiu. Jėzus praskyrė vandenį, aš praskyriau medžius. Šiaip žiauriai įdomiai medžiai, tiesiog visi pasvirė į šonus nuo kelio. Siaurų pabėgiai į durpyną darot? Ar kažkas ten tokio yra? Geras. Čia kažkoks oro uostas. Aerodromas, tiksliau. Jo, ir kaip dekoracija atstovi kažkoksai tai lėktuvėlis. Nepasakysiu jums koks, nes tikrai nežinau. Nesu išprusęs šiais klausimais, bet jūs neabejoju, kad tikrai žinote, ar ne? Tai jeigu žinote, tai parašykite, koks modeliukas čia stovėjo. Turboprop engines. Man į galvą dabar atėjo. Gal tai tiesa, gal ne. Turbopropelerinis, tai būtų lietuviškai turbopropelerinis. Tikriausiai, gal ir ne. Lietuviškai šitas dalykas vadinasi Flugplatzdemer. Flugplatzdemer. Lietuviškai. Čia lietuviškai, jeigu jūs nesupratote. Čia yra lietuviškai. Tirpsta smegenys man. Po truputį tirpsta ir varva iš ausies.
Važiuoju ir galvoju, ir kokio velnio aš pasiėmiau tą viešbutį taip toli. Ne, iš tikrųjų tai minasi gal ir visai neblogai, nesakyčiau, dar net 12 nėra. Pusė 12 šiuo metu yra. Numyniau jau beveik 50 km. Nu, tai aišku, turint omeny, kad anksti pradėjau. Viskas kaip ir normaliai, bet toks truputėlį gal psichologiškai neturiu nuotaikos. Nu ir kai oras, tai mano achilo kulnas. Blogas oras yra grinai mano achilo kulnas. Nes kai tik tai saulės nebėra, man toks iš karto... Nu, tipo, manau, kad numint, bet kad jausčiau malonumą, tai nėra. Keli dalykai, kuriuos pastebėjau mindamas 3 dieną Vokietijoje. Žmonės ženkliai nemalonesni negu Nyderlanduose, negu Belgijoje, netgi negu Amerikoje, netgi negu Britanijoje. Dviratininkų ženkliai mažiau. Turi gerą infrastruktūrą, nu tokia. Nepalyginsi su Nyderlandais, su Lietuva palyginus, tai labai nuostabi infrastruktūra. Bet važinėja turbūt 90% mažiau negu kokiose, nu, tose pačiuose Nyderlanduose. Tai va, tai kaip yra įdomu, ar ne? Nu ir va čia iš esmės važiuoju, tai lygumos, tai kaip ir nėra priežasčių, kodėl nevažinėti tais dviračiais. Tipo, turi vos ne viską tą patį, kad Nyderlandai, o vis tiek nevažinėti tais dviračiais. Tai va, tai negaliu sakyti, kad viskas priklauso tik nuo tai, ar lygų šalyje, ar nelygų, tik nuo to, ar yra infrastruktūra, ar nėra infrastruktūros. Yra ir kažkokie kiti dalykai matyti. C. Kažkoks buvo dar C, neatsimenu, koks buvo C. Šiaip atkreipiau dėmesį, kad kažkaip labai atrodo pamaldus vokiečiai. Labai palei kelią, daug visokių koplytėlių, dar visokių kryžių ir panašiai. Kažkaip tai lenkai tai jo, o vat vokiečiai kažkaip niekad nebūčiau pagalvojęs. Bet gal tai tokie 3 pastebėjimai iš mano 3 dienų Vokietijoje. O kiek žąsų! Eina sau. Kas nors man durnam paaiškinti, kodėl ta žąsis tiesiog nepakyla ir neišskrenda. Jau kažką padaro, kad jos negalėtų išskrist. Aš nuoširdžiai nežinau. Ir labai tingiu googlint. Tai paaiškinkit man. Ne iš Bruseliui. Tiksliau, miesto vaikui. Hello. Tiesiog norėjau, kad pamatytumėt, jog ne į kiekvieną McDonald'ą stoju. Šiaip galvojau, bet kažkaip visiškai nesijaučiu alkanas, tai galvoju, geriau jau greičiau nusigausiu į viešbutį, o tada jau eisiu kur nors valgyti. Du dalykai, kurie nutiko, kol jūsų nebuvo su manimi. Vienas tai yra, kad mečiau kelią dėl takelio, ne, atvirkščiai, mečiau takelį dėl kelio ir iššokau į pagrindinį kelią, kuris veda tiesiau mano viešbučio link, nes ten tas mano maršrutas per Eurovelo, tai jisai labai taip kvadratais eina. Pasižiūrėjau, kad man prideda 10 km, o realiai naudos ten jokios. Važiuoji ten tais fermų takais, nu, truputėlį ramiau negu šitam kely. Bet šituo greičiau ir tiesiau. Tai o antras dalykas, miestelėje sustojau į Bakerį ir pasiėmiau bandelių. Vežuosi jas su savim ir ieškau suoliuko. Turbūt jau važiavau kokius 6 kilometrus, ieškodamas to suoliuko, kur galėčiau ramiai suvalgyti savo bandutes.
kol kas dar neradau tokio. Bijau, kad galiu ir viešbutį tai privažiuoti. Kaip manęs jos laukia. Per daug noriu bandelių. Sustojau tiesiog palei kelią. Kokios bandelės jūs matote? Matot ir pavydit man? Pavydėkit. Šita nerealia. Žiauriai skani. Žiauriai padina. Neprašoviau su bandelėm. Šiaip turiu prisipažinti, kad čia yra antras šiandienos beikeris. Pirmasis buvo labai nevykęs. To net nenufilmavau. Bet ten pasiėmiau kažkokį tai, tokį mėsinę bandelę su kiaulieno šniceliu, turbūt reiktų sakyti. Bet ant tiek buvo neskani, kad aš beveik buvau pasiryžęs ją išmesti, bet per daug buvo gaila 5 eurų. Tai sukišau. Bet šičia jėga, čia patikti. Viskas. Dabar jau tikrai spaudžiam į viešbutį. Pradėjo kristi pirmieji lašai. Dangus tai toks nesuprasi, iš kur čia gali lyti, iš kur čia nelis. Bet, įtariu, kad gali nepavykti išvengti to lietaus. Bet bus matyt. Iš tos serijos, kol apsirengiau, lietus praėjo. Ir čia toks, kur turbūt jisai užeis praeis. Nes dangus tai toks jo vienas. O, prašau. Čia net 4 žvaigždučių viešbutis, o mane įleis tokį. Įsičekininau, dviratį leido pasistatyti kažkokioj kamurkiai. Truputį saugiau, negu kad Anglijoje. Bet ypač jeigu jie čia laikys atidarytas šitas duris. Iš kitos pusės. Gal ne mano voks, gal voks šituos. Man atrodo biedniau negu tie kabantis. Dar prirakinkim, kad čia labiau maišytų kam nors. O tas nelietus tai panašu, kad nesiruošia nustot. Tas nėra faina, nes aš nenusipirkau kolos ir apskritai nieko valgyti, tai man bet kuriuo atveju reikės kažkur kulniuoti. Čia nepanašu, kad vietoj kas nors yra. Kambarys jokių dizaino apdovanojimų turbūt nepelnytų, bet man tų apdovanojimų ir nereikia. Turėsiu... Įdomiai. Čia galiu stebėti pro langą žmonės, kaip jie valgo restorane, kaip suprantu. Labai įdomus užsiėmimas. Šiaip nuotraukose truputį kitaip atrodė tas kambarys. Buvo geresnis stalas darbui, bet... Yra kaip yra. Kas čia per velnias? Čia tipo vaiko loja, ar kas čia yra? Ar čia atsisėst? Nežinau, nesuprantu. Turėsiu 2 lovas, galėsiu pasirinkti, kurios noriu. Telikas didžiulis, per kurį neturėsiu ką žiūrėti. Gerai. Ne, tai gal ir pelnytų kokį apdovanojimą. Visai nieko. Dušas galėtų būti čiut didesnis, bet ką tu. Norėjau sakyti medinės
grindys duše, bet rimtai čia medis. Ne, greičiausiai laminatas. Mums labai įdomus pasirinkimas. Anyway. Taip, kaip čia užsidaro? Nežinau. Anyway, tai žodžiu. Tai vat, tai toks mano kambarys. Tokia mano šiandienos istorija. Susitinkame tada rytoj. Aš pabandysiu jums sumontuoti vlogelį. Tikiuosi užteks dar jėgų. Bet turėtų užtekti, visai normaliai jaučiuosi. Tik jo, gaila, kad neapsišopinau, dabar vėlyje. Ir čia ta parduotuvė ne taip arti, kaip norėtųsi, kad jį būtų. Nu, bet yra kaip yra. Tai va, tai žodžiu, ką aš čia pazu. Tai gerai, tai ačiū už jūsų dėmesį tada, pasimatome rytoj ir ate, ačiū, kad žiūrėjau.